šitoje kapsulėje yra rašoma apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorą, kuris už savo ateistinius įsitikinimus Seimo teismo buvo nuteistas mirti. Jam buvo nukirsta galva ir jo kūnas buvo sudegintas. Tai buvo bajoras kilęs iš Lietuvos brastos, išsilavinęs, studijavęs jėzuitų kolegijoje, priėmęs jau pradinius šventimus, tačiau paskui grįžęs į gimtąjį dvarą ir tapęs valdininku, dalyvavęs Seimuose ir panašiai. Na, jis priėjo išvados, beskaitydamas įvairias knygas, kad Dievo nėra. Ir tuos savo pastebėjimus, pamąstymus rašė rankraštinėje knygoje. Kaimynas, sužinojęs apie tai, tą knygą išvogė, paskundė Kazimierą Lišinskį Vilniaus vyskupui. Jis buvo be teismo suimtas, uždarytas šiai kalėjimą Vilniuje, matyti Pilies bokštą, o paskui galiausiai buvo teisiamas Varšuvoje Abiejų tautų Respublikos Seimo. Na ką, šita byla tikrai yra labai svarbi, kadangi už religinius įsitikinimus žmogui buvo atimta gyvybė. Tai labai garsi ta byla buvo. Galima pasakyti, kad iš tiesų šitokia byla šiek tiek koreguoja mūsų supratimą apie 17 amžiaus pabaigos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenę kaip tolerancišką visuomenę. Tolerancija turėjo tam tikras ribas. Jeigu krikščionys galėdavo pakęsti vieni kitus, daugiau mažiau, galėdavo netgi pakęsti judėjus, tačiau nei vieni, nei kiti negalėdavo pakęsti žmonių, kurie neigdavo Dievą apskritai. Toks žmogus buvo laikomas niekam tikęs, be sielos, be vilčių į amžiną gyvenimą. Dėl to buvo prieiti išvados, kad geriausia, kad jis ir jo skleidžiamus idėjas būtų sunaikintos. Be abejo, kad mūsų laikais šitaip yra nesielgiama ir galima tik apgailestauti dėl tokių veiksmų, kurie 17 amžiaus pabaigoje buvo įvykdyti. Įdomiausia tai, kad tai darė pakankamai šviesų žmonės. Tačiau jie visi buvo giliai tikintis, o taip pat žaidė ir įtakojo ir tam tikri politiniai sprendimai ir dėl to taip nutiko.